Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvos vaikų dantų būklė viena prasčiausių Europoje. Odontologai sako, kad situacija pagerėtų, jeigu tėvai aktyviau savo atžalas vestų pas odontologus ir pasinaudotų valstybės finansuojamą dantų silantavimo paslaugą. Tėvai jie naudojasi itin pasyviai. Valstybinės ligonių kasos duomenimis daugiau kaip 90% šešiamečių vaikų dantys jau pažeisti ėduonies. Po ne vieną sugedusių dantuką turi ir darželinukai. Mūsų praktika parodė, kad tėveliai tikrai nesirūpina savo vaikučių dantų sveikata. Galbūt tas toks kategoriškas žodis, kad visiškai nesirūpina, negalim pasakyti, bet kad gali rūpintis žymiai daugiau ir mes galim padaryti žymiai daugiau, tai yra tikrai tiesa. Odontologų teigimu veiksmingiausia priemonė užkirsti kelią dantų ėdoniui – dengti vaikų dantukų silantu. Tai skista plombuojamoji medžiaga, kuri užpildomos nuolatinių krūminių dantų vagelės. Taip dantys apsaugomi nuo ėdonies, be to juos lengviau valyti. Ši procedūra neskausminga, be to nemokama. Procedūrą finansuoja valstybė, tačiau vaikų tėvai šią paslaugą naudojasi vangiai. Per metus dantų silantui valstybė skiria maždaug po 2 milijonus litų, tačiau didžioji dalis šių lėšų lieka nepanaudotos. 6–14 metų amžiaus vaikų tarpe pasitikrinimas ir dalyvavimas tose programos yra apie 10%. Skaičius yra mažas, bet jeigu pasižiūrėtume 7 metus atgal, kiek per tos programos gyvavimo laikotarpį buvo patikrinta mokinių, tai skaičius būtų visai neblogas. Bet vėlgi yra siekiamybė, kad tų vaikų būtų patikrinta kuo daugiau. Mokslininkų teigimu laiku padengus vaikams dantį silantu, net ir po 8 metų ėduonies atsiradimo tikimybė sumažėja beveik 90%.